Projektą žymus ir nusipelnę garbės vardo Plungės krašto piliečiai remia Plungės rajono savivaldybė. Šachmatų žaidimas vienas iš įdomiausių ir kartu sudėtingiausių intelektualiųjų žaidimų, kuriuos sugalvojo žmogaus protas. Dabartiniai šachmatai turi žaidimo, sporto ir meno elementų. Galbūt dėl tokio įvairiapusiškumo jie labai patraukia, sužavi šio žaidimu susidomėjusius žmonės. Dar manoma, kad šachmatai traukia savo dinamišką situacijų ant lentos kaita, kai susidaro naujos, dar žaidėjui nežinomos, nestudijuotos pozicijos. Tada, kaip ir gyvenime, reikia priimti apgalvotus sprendimus, spręsti vis naujus iššūkius ir taip visą partiją, nes viskas ant šachmatų lentos visą laiką kinta nuo partijos pradžios iki pabaigos. Manoma, kad tai šiek tiek imituoja žmogaus gyvenimo eigą, žmogaus gyvenimo kelią su klaidomis ir pasiekimais. Pasibaigus partijai, šachmatininkai analizuoja partijos eigą, ieško padarytų klaidų, randa jas, iš jų mokosi ir tikisi geresnių rezultatų sekančioje partijoje. Nesėkmingai baigęs partiją gali pradėti kitą, ištaisyti darytas klaidas, pradėti naują gyvenimą. Taip dabar aiškinamas tas didžiulis šachmatininkų prisirišimas prie šio žaidimo, neretai trunkantis visą gyvenimą. Būtent toks ir buvo Plungės garbės pilietis, mokytojas Vitalijus Vladas Andriušaitis, visą gyvenimą paaukojęs šachmatams, dirbęs su didžiuliu entuziazmu ir atsidavimu, gerbęs savo auklėtinius. Vitalijus Vladas Andriušaitis ne vienam įskiepijo meilę šiai intelektualiai sporto šakai ir išugdė daug garsių meistrų. Šių metų rudenį sukaks lygiai 10 metų, kaip šio šviesaus atminimo žmogaus nebėra tarp mūsų. Dideliai daliai Plungės vaikų šis legendinis šachmatų treneris 50 metų ugdęs vaikų žinių troškimą, protą ne tik paliko kibirkštėlę savęs, bet ir pasuko gyvenimo kelią visai kitą linkme. Šachmatai ugdo teigiamas valios savybės, jie neatsiejama mūsų kultūros dalis, teigė Plungės garbės pilietis Vitalijus Vladas Andriušaitis. Jis buvo šachmatų sporto pradininkas Plungėje, nusipelnęs Lietuvos tarybų sąjungos ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos šachmatų treneris, daugumai plungiškių paprasčiausiai mokytojas iš didžiosios raidės. Vitalijus Vladas Andriušaitis gimė 1927 metais birželio 26 dieną Žiūrų Gudelių kaime Vilkaviškio rajone. 1950 metais išsilavinimą palaipsniui įgijo Žiūrų Gudelių pradinėje mokykloje, Šunskų pagrindinėje mokykloje, Pilviškių progimnazijoje ir Marijampolės Jono Jablonskio gimnazijoje. Šachmatai susidomėjo besimokydamas gimnazijoje, ypač kai čia apsilankė Lietuvos šachmatų patriarchas Vladas Mikėnas ir sužaidė su Vitalijumi Vladu Andriušaičiu simultaną, kurio metu vienas šachmatininkas žaidžia su daugeliu priešininkų tuo pačiu laiku. Todėl dar prieš atvykdamas į Plungę, Vitalijus Vladas Andriušaitis jau buvo užsikrėtęs šachmatų bacila ir pagal galimybės stengėsi perprasti šio žaidimo paslaptis pats bei sudaryti galimybės susipažinti kitiems. 1954 metais baigė mokslus Vilniaus valstybinėme pedagoginiame institute ir pagal paskyrimą atvyko dirbti į Plungės pirmąją vidurinę mokyklą. Plungėje Vitalijus Vladas Andriušaitis sukūrė šeimą. Jo žmona tapo Jadvyga Jasaitė. Jiedu susilaukė 2 dukrų Violetos ir Almos. Vitalijus Vladas Andriušaitis buvo puikus žmogus ne tik savo auklėtiniams, bet ir rūpestingas tėvas. Mirus žmonai tapo vieninteliu tvirtu ramsčiu savo 2 dukrom, širdies šilumą dalijosi su anūkais Aurelija, Indre ir Vykintu. Tėvelį prisimenu kaip šiltą, jaukų ir nuoširdų žmogų. Jisai turėjo labai gerą jaunatvišką humoro jausmą. Tėvelis labai daug skaitė, buvo labai be galo apsišvietęs žmogus,
Skaitė įvairaus žanro ir pobūdžio knygas, pradedant nuo istorijos ir iki bestsellerių ir kito žanro knygų. Su juo buvo galima kalbėti įvairiomis temomis. Šachmatai jam buvo didžiulė aistra. Jis išeidavo į darbą tarsi į šventę. Mums su sesė Violeta buvo labai gaila dalintis juo su svetimais vaikais. Mes galvodavom, kodėl jisai skiria tiek daug jiems dėmesio ir perka ir saldainukus ir visa kita ir taip skriaudžia mus. Bet kiek vėliau mes supratome, kad jo gyvenimo variklis buvo šachmatai. Tėvelis man visada sakydavo, kad galima pasiekti viską gyvenime 90% darbų ir tik tai 10% talentų. Tai jis man įskiepijo tą darbštumą, begalinę atsakomybę darbui. Iš jo aš gavau kantrybę, nes tik tai žmogus dirbdamas su vaikais gali turėti tokią kantrybę, kaip turėjo jisai. Jisai galėdavo juos išklausyti, paguosti, užjausti. Kai jisai skaitydavo kas kiek metų vis tą pačią knygą, aš sakydavau, tėveli, kodėl tu taip darai? Jisai sakydavo, aš tą knygą matau vis kitokiomis spalvomis ir ją visai kitaip suprantu. Tai va, šitą taip pat aš iš jo perėmiau meilę knygoms, skaitimą. Po to labai daug mes su juo žiūrėdavom įvairias sporto šakas, žiūrėdavom krepšinį per televizorių, futbolą, taip pat olimpiadas sekdavom, diskutuodavom, ginčydavomis šitomis temomis. Su tėveliu labai mėgdavom eiti grybauti į mišką. Aš jo dėka, tik tai jo dėka pažinau visus grybus, kurie blogi, kurie geri. Tėvelis visada sakydavo, kad sesuo Violeta yra gabesnė už mane. Tai man labai būdavo pikta. Ir aš stengdavausi jo to posakiu 90% darbų pasiekti rezultatą. Ir jam pavyko iš manęs lipdyti šachmatininkę. Tai buvo mano paauglystė. Tėvelio pagalba aš išmokau, žaidžiau tam tikrų metų labai neblogai ir turėjau pirmą atskirį. Teko dalyvauti įvairiuose draugiškose varžybose, įvairiuose miestuose žaidėme. Buvome išvykę ir ne viename Rusijos mieste. Su seneliu praleisdavau labai nemažai laiko, kadangi nuo 2,5 metų iki tol, kol baigiau 1 klasę, gyvenau Plungėje. Tai su juo netgi labai dažnai eidavom į jo šachmato klubą, kuris dirbdavo. Jisai mokydavo ten žaisti šachmatais, užsiimdavo ten visokiais kitokiais žaidimais. Žodžiu, turėdavo labai smagų laiką. Jį prisimenu kaip labai išmintingą žmogų, užsispyrusi, viskuom besidominti, labai apsiskaičiusi, pasitempusi. Ir viso to jisai mokydavo ir mane, kad reikia viskom domėtis, ne tik tai tuom, kas yra pačiam įdomu, bet reikia skaityti knygas ir, kaip sakant, šviestis kažką tai sužinoti naujo. Taip pat, kas labai įstrigė yra iš vaikystės, kad labiausiai laukdavom turbūt visi anūkai, netgi vasarų, kadangi jisai būdavo treneris organizuojamam šachmatų turnyre Plateliuose. O Plateliai gamtos apsupty, ežeras man vaikam, anūkam, tai labai įsimintinas laikas būdavo. Jisai mane vesdavosi netgi tose pačiose plateliuose, kai būdavo, prisimenu, tokie rytai, kai naktį palyja. Labai smagu ryte eiti su juo kartu į mišką būdavo, jisai
ir kartu su juo rinkdavom grybus, jisai netgi apie pačius grybus žinodavo absoliučiai viską. Kiekvieną grybą jisai galėdavo atpažinti ir man papasakoti, kad va šitas blogas, šitas geras, tai tik tai parodydavo, ant kiek jisai domėjosi tokiais dalykais, kurie atrodo paprastam žmogui gal net nėra tokie įdomus. Jisai buvo šiaip iš tikrųjų rimtas žmogus, bet tuo pačiu labai ir mėgdavo pajokauti, kažką va taip iš mūsų irgi pajokauti, bet ir mes jam krėsdavom kartais iš daivų, labiausiai turbūt su Indre, su sese. Jam jo tą vadinamą lagaminėlį, kuris neždavosi į darbą, kur ten būdavo jo visi dokumentai, tai mes jam ten rytais mėgdavom papokštauti, pridėti visokiausių žaislų, ten kartais netgi visokių tapkių įmesdavom ir jisai atėjęs į darbą, aišku, tai rasdavo, bet jisai ant mūsų nepykdavo. Kadangi Vykintas buvo pats jauniausias anūkas, tai mes su Indre truputį pavydėdavom, sakydavom seneliui, kodėl sakydavom seneliui, tu mokini Vykintą žai šachmatais, o mūsų nemokini. Sakydavom, taigi mes vyriausias. Ir senelis mums visą laiką juokais atsakydavo, žaląją į medį greičiau įvarysi, negu jūs mergaitę šachmatais išmokinsi žaisti. Prisimenu senelį tokį šviesų žmogų, šiltą žmogų. Aš su mama, su seneliu daug metų gyvenom kartu. Ir prisimenu, su mama žiūrėdavom per langą, kai senelis ryte su savo čemodanėliu tuo pasispraidinamas, lėkdavo į darbą ir sakydavom... Nes darbas jam buvo tikrą džiaugsmą nešdavo. Taip, tikrą džiaugsmą nešdavo. Ir jisai pasišokinėdamas lėkdavo į tą darbą ir mes sakydavom su mama, kad vakar dar senelis sirgo, o šiandien žiūrėk, kaip jaunuolis lekia į darbą. Senelis buvo ne tik kad šachmatų treneris, jis buvo ir istorijos mokytojas. Tai pamenu, man istorija labai nesisekdavo, aš mokinausi labai blogai istoriją ir senelis mokėdavo taip sudominti istoriją, kad aš tapau viena iš geriausių klasėje besimokančių istoriją. Senelis taip pat labai didžiuodavosi savo mokiniais. Jis sakydavo, kad mano mokiniai yra labai gabūs, labai šaunus ir norėčiau paminėti, buvo vienas iš mokinių buvęs Kauno klinikų direktorius Juozas Pundzius. Vienas iš mokinių buvo žurnalistas Vitas Lingys. Vienas iš mokinių buvo Bronislovas Lubys. Norėčiau paminėti, kad senelis buvo labai nusipelnęs žmogus ir Lietuvai. Ir Plungės kraštui. Ir gavo apdovanojimą kaip garbės pilietis 2001 metais. Visi dalyvavom šitam. Visi dalyvavom šitam renginį ir labai esu dėkinga Genovaitei Žalimieniai, kad ji tęsė senelio pradėtą darbą ir visiems norėčiau padėkoti mokiniams, kurie prisimena senelį iki šios dienos ir garsina jo vardą, garsina jo atminimą ir kol bus gyvas prisiminimas apie senelį, tol senelis bus gyvas visų tarpe. Kas labiausiai įsiminė, tai kad iš tikrųjų senelis itin daug skaitė, jis turėjo labai didelę biblioteką. Tas dalykas man visada kaip mažam vaikui labai knietėjo jo lentynose ištyrinėti visus sudėtus medalius, diplomus, apdovanojimus. Man atrodydavo kaip kažkoks kitas pasaulis, nes buvo gal eilė lentynų, kur buvo būtent visi senelio apdovanojimai. Tai iš tikrųjų, tai šiai dienai dabar tas mano supratimas, aišku, kitoks yra, jisai ne tik kad įdomu, bet aš suprantu, kad jisai atnešė tiek į šachmatų pasaulį, tiek mums kaip šeimai, tiek kitiem vaikam labai daug žinių, labai daug kažkokių savybių išugdė ir panašiai. Kitas dalykas, aišku, labai įsiminė kaip ir broliai tos vasaros, nes mes labai dažnai leisdavom vasaras Plungėje pas senelius ir
labai laukdavom senelio grįžtančio iš šachmatų klubo, aš atsimenu, žiūrėdavom per virtuvės langą, tiesiog kaip iš už kampo jisai kada pareis. Žinodavom, kada pareis ir jau laukiam. Nes visada mums su broliu parnešdavo tai limonado, tai kokių sausainių, tai dar kažkokį skanėstą ar žurnalą. Tai, žodžiu, tos vasaros buvo pačios smagiausios, nes jisai mus daug ko išmokė. Nors senelis turėjo 2 dukras, Violetą ir Almą, tačiau visi sakydavom, seneli, tu turi ne 2 dukras, bet turi 3 dukras. Ir senelis sakydavau, o kurią dar? Sakydavau, tu turi Laimą Domarkaitę, nes Laima Domarkaitė buvo jo tarsi dešinioji ranka. Jinai visada buvo šalia, visada padėdavo darbiniais klausimais. Problemas kažkokias sprendžiant. Jinai tarsi buvo mūsų šeimos narys. Plungės pirmojoje vidurinėje mokykloje istorijos ir visuomenės mokslų mokytojų Vitalijus Vladas Andriušaitis dirbo 25 metus. 1964 metais kartu su kolega Antanu Jadziausku legendinės linų audinių futbolo komandos treneriu ir vartininku įsteigė Plungės sporto mokyklą, kurioje be abejo svarbia jos sekcija tapo šachmatai. Taigi, Vitalijaus Vlado Andriušaičio dėka šachmatai Plungėje tapo sportu, o Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos ir pasaulio šachmatų turnyruose suskambėjo žemaičių kalba. Pats, būdamas kandidatu į sporto meistrus, labai aukštų rezultatų šachmatų sporte nepasiekė, bet kartu su savo mokiniais dalyvaudavo komandinėse varžybose ir asmeninėse pirmenybėse, kuriuose savo mokiniams būdavo varžovų. 2 kartus 1965 ir 1966 metais buvo tapęs Plungės rajono šachmatų čempionu, tačiau auklėtiniams savo rezultatais nesigyrė, o palaipsniui Vitalijaus Vlado Andriušaičio kaip trenerio, varžybų organizatoriaus ir visuomenininko pareigos nusvėrė jo paties kaip sportininko vaidmenį. Tačiau sužaisti partiją kitą su bet kurios kartos mokiniais treneris niekada nebuvo praradęs aistros. 1979 metais, atidavęs 25 metų duoklę mokytojo darbui, jis nusprendė visiškai atsidėti šachmatų sportui, dirbdamas treneriu Plungės sporto mokykloje ir prisiimdamas begalę visuomeninių pareigų. Akivaizdu, kad šis žingsnis buvo žengtas su didelė įžvalga ir tikrai neatsitiktinai. Ypač sėkmingai tuo laikotarpiu jo jaunieji auklėtiniai žaidė Lietuvos baltojo bokšto varžybose, ne kartą iškovojo teisę dalyvauti atitinkamose pirmenybėse. Taip pat dažnai nugalėtojais ir prizininkais jo išugdytos komandos grįždavo iš Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, Lietuvos sporto mokyklų vaikų, jaunučių ir jaunių, Lietuvos savanoriškos sporto draugijos Nemunas, suaugusiųjų ir jaunių komandinių pirmenybių ir kitų anuomet šalyje vykusių šachmatų varžybų. Nuoseklus, didelių nuolatinių pastangų ir užsispyrimo reikalaujantis, bet su neišmatuojamu entuziazmu atliekamas kasdienis trenerio darbas netruko subrandinti vaisių, aukštų auklėtinių sportinių rezultatų. Svarbių gyvenimo permainų metais tapo 1979. Tais metais Vitalijaus Vlado Andriušaičio mokiniui Vitalijui Majorovui pirmajam už aukštus sportinius rezultatus buvo suteiktas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos sporto meistro vardas, o treneriui Vitalijui Vladui Andriušaičiui Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos nusipelniusio trenerio vardas. 1979 metais Vitalijus Majorovas Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos tautų spartakiadoje įvykdė sporto meistrui keliamus normatyvinius reikalavimus, tapo pirmuoju moksleivių šachmatininku Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos sporto meistru. 1987 metais jam buvo suteiktas tarptautinio sporto meistro vardas. Kaip teigė Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas direktorė, Plungės sporto ir rekreacijos centro šachmatų trenerė, nacionalinės kategorijos šachmatų teisėja, buvusi mokytojo mokinė ir kolegė Genovaitė Žalimienė, jos pažintis su Vitalijumi Vladu Andriušaičiu prasidėjo ne nuo šachmatų. Aš mokytojos prašiau istorijos būrėlį, sakau, mums man pakvietė šachmatų.
Bet aš kažką trumpą, kad, nes, mergatės daugiau šokom, dainavom, ten, taip jau aktyvę gana neįsijungiau, bet biški, kažkiek tai lankiau. O šiaip man istorijoje, visuomenės mokslus dėstė, kaip mokytos ilgus metus, pat 5 klasės iki pat 12, kol išėjau. Auklėtos nebuvau, bet vis laiką mielą malonę bendraudavom. O dirbti pradėjau kartu su mokytoju nuo 2000 metų čia. Pradėjau ir kartu išdirbom 6 metus. Kartu, kaip kolegas čia. Kaip kolega, galiu pasakyti, labai suprantantis kitus žmogus, labai užjaučiantis, padedantis visur. Tikrai nepakels balsą, nikados, visados supras, aišku, siekia to paties geriausių rezultatų, visados norėdavo kartais ir savie gal žmogus ir supykdavo, kad čia nepasistenga, ko nors ką čia pražiūrėjai ir taip toliau. Juk žiūrėjom 10 kartų ten tas situacijas, padėtis viską, būna, kad pamiršta, vaikai yra vaikai, ir dar jaudinės tokioj, ten kokioj kartais laiko trūksta, suskuba per tas partijas. Šiaip jisai labai malonus, labai rūpestingas, visados, nežinau, labai. Žmogų galima tik iš gerosios pusės paminėti. Šeima taip pat visados rūpėdavo ir daug žmonių, kurie garsių iš čia išėję, irgi buvę šachmatininkai, pavyzdžiui, kaip ir klinikų direktorius Kauno Pundzius taip pat lankė šachmatus ir geras šachmatininkas buvo. Daug žymių žmonių išėjo iš čia. Šitas klubas yra įsteigtas kaip asociacija 1992 metais. Pradžioje jo patalpos buvo čia pas mus sklepelėje pačioje, o kada pastatė savivaldybės rūmų šitos, tada klubas persikėlė į šitas patalpas. Ir nuo to laiko jau gyvuojam čia viršuje. Ten buvom požemį, kaip sako. Visų šitų turnyrų pradininkas yra ir tarptautinio, ir šeimų, ir seniorų turnyrų. Jau 14 jisai ten buvo, nežinau, 5 ar 6, kai su juo dar buvom, tęsiam, dabar jau 14, dabar negaliu pasakyti to skaičiaus. Nuo 4 miestų seniorų tokie tradiciniai. Be abejo, tokie ir jo palikimas yra naujametiniai turnyrai ir visokių ten ir Majorovo atminimo turnyrus kasmet ruošiam. Daug tokių turnyrėlių turim tradicijas ir darom. Be Majorovo turim ir kitų tokių garsesnių šachmatininkų mokytojas išugdęs. Tai Laima Domarkaitė, fidemeistras, Daiva Batytė. Fidemeistra yra Henrikas Sasauskas, treneris Sigitas Kalvaitis, Ilona Rudaitytė, ten olimpiadose gera šachmatininkė buvo, Vaidas Šetkauskas, Ieva Žalimaitė ilgus metus gynė irgi Lietuvos garbę, čempionais, prizininkais vaikų, jaunučio amžiaus buvo, važiavo ir pasaulio, Europos čempionatus. Vitaliaus Vlado Andriušaičio mokinė, Lietuvos jaunučių, jaunių ir moterų šachmatų čempionė Laima Domarkaitė 1988-aisiais tapo Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos jaunių merginų iki 18 metų čempione. Tais pačiais metais jai buvo suteiktas Lietuvos tarybų Socialistinės Respublikos sporto meistro vardas. Tuo laikotarpiu ne vienas Vitaliaus Vlado Andriušaičio mokinys už aukštus asmeninius sportinius pasiekimus buvo kviečiamas į Lietuvos jaunių šachmatų rinktinę, o patys gabiausiai tapo Lietuvos suaugusiųjų rinktinės nariais. Jo mokiniai tapo teisininkais, gydytojais, verslininkais ir kitų profesijų lyderiais. Tik auklėtinių politikų gausa mokytojas negalėtų pasigirti, turbūt dėl to, kad pats visą gyvenimą, net ir sovietmečiu, buvo nepartinis. Atgavus šalies nepriklausomybę, Lietuvos šachmatų federacijai vienas iš pagrindinių uždavinių buvo atkurti organizacijos veiklą bei narystę Tarptautinėje šachmatų federacijoje.
Šiuo sunkiu ir atsakingu laikotarpiu šalies šachmatų bendruomenė Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigas patikėjo eiti Vitalijui Majorovui. Lietuvos šachmatų federacijai grįžus į Tarptautinę šachmatų federacijos šeimą, Vitalijaus Vlado Andriušaičio mokiniai tapę Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių ar jaunimo čempionais ar vicečempionais iškovodavo teisę dalyvauti pasaulio ar Europos atitinkamo amžiaus šachmatų čempionatuose bei sėkmingai juose rungtyniavo. Trenerio pečius guli vis sunkesnė ir labai paradoksali našta. Kuo daugiau pajėgių sportininkų išugdydavo, tuo daugiau lėšų jų dalyvavimui Europos ar pasaulio čempionato varžyboms reikėdavo parūpinti. Aukšti auklėtinių pasiekimai pelnė pripažinimą treneriui. Jis atsakingų organizacijų buvo kviečiamas tapti Lietuvos jaunių rinktinės treneriu bei svarbiems startams ruošti Lietuvos jaunių rinktinės narius. Nesišalino ir kitų visuomeninių darbų ar pareigų. Įvairiais laikotarpiais Vitalijus Vladas Andriušaitis buvo Lietuvos šachmatų federacijos vykdomojo komiteto ir Lietuvos šachmatų federacijos vaikų ir jaunių komisijos narys. Atėjus politinių iššūkių, didelių pokyčių valstybėje ir sporte laikotarpiui, Vitalijus Vladas Andriušaitis Plungės sporto bendruomenės buvo išrinktas delegatu į atkuriamąjį Lietuvos tautinio olimpinio komiteto suvažiavimą. Prieš pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą Vitalijus Vladas Andriušaitis buvo subrandinęs ir įgyvendinęs dar vieną pažangę idėją šachmatų kaip privalomo dalyko dėstymo Plungės bendrojo lavinimo mokyklose. Pradinėse klasėse visi antrokai 4 mokslo metus buvo mokomi šachmatų žaidimo pagrindų. Šis šalies švietimo sistemos eksperimentas visiškai pasiteisino. Rezultatais patenkinti buvo tiek moksleiviai, tiek tėvai, tiek mokytojai. Vitalijus Vladas Andriušaitis buvo vienas iš projekto iniciatorių, paruošęs metodinę literatūrą bei rūpinęsis platesniu šio projekto įgyvendinimu. Deja, politinių pokyčių laikotarpiu tokių projektų įgyvendinimo finansavimo klausimai nebuvo sprendžiami, o sukaupta patirtis grimzdo užmarštin. Nuo 1980 metų Vitalijus Vladas Andriušaitis ėmėsi organizuoti tarptautinius šachmatų turnyrus Plungėje. Gerą dešimtmetį iki 1990 metų šie turnyrai buvo komandiniai, 1991 metais vyko tiek komandinė, tiek asmeninė įskaita, o vėliau dėl visuotinai sumažėjusio finansavimų šachmatų sportui tapo asmeniniais. Pirmųjų plungiškių organizuojamų turnyrų svečiais buvo Maskvos, Rygos, Baku, Sankt Peterburgo, Charkovo ir net tolimojo Čeliabinsko šachmatininkų komandos, o trenerio nuolatos palaikomi ir puoselėjami ryšiai su šių komandų kolegomis treneriais suteikdavo galimybių plungiškiams šachmatininkams kasmet vykti į šiuose miestuose rengiamus šachmatų turnyrus. Tai buvo labai gera, neformali meistriškumo ugdymo mokykla kiekvieno Plungės šachmatininko tobulėjimo kelyje. Nuo 1995 metų tradicinis tarptautinis šachmatų turnyras pradėtas registruoti Tarptautinėje šachmatų federacijoje. Turnyro dalyviams skaičiuojami ELO reitingo žaidėjų santykinio pajėgumo pokyčiai bei sudaromos galimybės įvykdyti tarptautinių vardų kvalifikacinius reikalavimus. Tiek organizacinė prasme, tiek prizinių turnyro fondų atžvilgių turnyras buvo pakylėtas į tikrai aukšto lygmens šachmatų renginį. Svarbesni tikslai, didesni užmojai reikalavo ir didesnių pastangų. 1992 metais įsteigus Plungės visuomeninį šachmatų klubą Bokštas palaipsniui buvo sukurtos geresnės prielaidos ir galimybės organizuotai veiklai. Vitalijus Vladas Andriušaitis, žinoma, buvo vienas iš šio klubo steigimo iniciatorių, jis tapo ilgamečiu klubo direktoriumi ir vadovavo nuo įkūrimo iki 2006 metų. Šiuo metu Plungės visuomeninis šachmatų klubas Bokštas vienija daugumą Plungės rajono šachmatininkų ir koordinuoja šachmatų veiklą rajone bei tęsia šachmatų tradicijas, kurios Plungės rajone buvo puoselėjamos iki visuomeninės organizacijos įsteigimo.
Klubui vadovauja Plungės sporto ir rekreacijos centro šachmatų trenerė, nacionalinės kategorijos šachmatų teisėja bei tarptautinių šachmatų turnyrų Plungė 2009-2015 organizatorė Genovaitė Žalimienė, o klubo tarybos pirmininkas, verslininkas Vitaliaus Vlado Andriušaičio mokinys Rolandas Mačiuitis. Rolandas Mačiuitis papasakojo, kaip prasidėjo jo pažintis su mokytoju. Paprasčiausiai, kaip buvo, mes iš pradžių lankėm treniruotės pas Augelą mokytoją. Toj dabartiniai bibliotekoje anksčiau buvo Pionierių rūmai, Bokštų salė. Paskui Augelą išvažiavo į Tauragę, nebeliko kito trenerio Plungėje, tai teko ateiti čia į klubą. Dabar į tą klubą, kur sėdim. Paprasčiausiai, mokėjai sudominti. Per tiek metų, kiek mes su juo bendravom, ne vieną dešimtmetį niekad nebuvau pakėlęs prieš mus balso, nes nebuvom labai jau geri tie mokiniai, buvom biški padykę. Nedaug, bet biški buvom padykę kažkiek. Bet mokėjai mus vis suvaldyti, vis tiek į vieną. Tvarką laikydavo pas jį buvo įvedęs, bet skau toks tvarka buvo, psichologiškai mus paveikdavo. Per gerumą. Nieko nesakydavo, mes negalėjom bedaryti nieko. Ne, tai smagiausias buvo, kad mes buvom 6 klasėje. Mūsų Andriušaitis atvažiuoti į Maskvą, mūsų pasimti neatvažiavo. Čia pats smagiausias buvo atsitikimas. Mūsų 4 vaikus išleido iš Minsko į Maskvą ir neatvažiavo. Čia buvo pats įdomiausias. Kaip pasibaigė? Kad mes grįžom laimingai. Nebuvo nei interneto, nei telefonų, nieko. Sugrįžom. Sigitui Kalvaičiui, Lietuvos šachmatininkui, nuo 2013 metų Tarptautinės šachmatų federacijos meistrui, Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas treneriui labiausiai įsiminė mokytojo gebėjimas sukelti azartą žaidimui. Šachmatai sugalvojo žaisti tėtis, iš tikrųjų. Parodė šachmatus, kad buvo 5 metų. Paskui žaidžiau porą metų šachmatas, paskui jau 7 metų, kad buvo. Nusprendėm su tėčka reikėti mane į šachmatų klubą ir atėjau, ten mokė Andriušaitis. Pagrindinis mano mokytojas buvo Vitalijus Vladas Andriušaitis, paskiau vėliau ir Genovaitė Žalimienė pradėjo darbuotis. Nežinau, kaip tai būdavo. Paprasčiausiai, kai būdavo tos treniruotės pas Andriušaičios, tai būdavo taip, kad mes norėdami pasiekti vieni už kitus geresnis rezultatus. Ir tai būdavo ta tokia tarpusavio tokia priešprieša, katra, aišku, sportinis pyks viens ant kito, kaip sakant, tobulėdavom. O tas paveikdavo, kad, pavyzdžiui, pas jo mes irgi ten, kaip sakant, aišku, vaikai nebūdavom tokie visi idealūs, bet jeigu jau trukšmaudavom, tai jau, kaip sakant, kai treneris ateina, jau mes jo bijodavom, bet kad taip balsą keldavo, tai nebūtų niekada. Kažkaip taip psichologiškai mums mokėdavo nuteikti ir mes per tą ir tobulėdavom, taip sakant. Šių dienų galim sakyti taip, kad vis tiek yra tų mūsų žaidėjų jaunų šachmatininkų, kurie rodo savo susidomėjimą. Dabar, pavyzdžiui, turim Lietuvos vicečempionės 2 mergaitės, viena iki 18, kita iki 16 metų. Tai galim sakyti, kad Plungės šachmatai tebėra aukštam lygiai. Treneris turėdavo pažangių ir vertingų idėjų, svarbiausia, nepailstamai jas įgyvendindavo. Jo asmeninės charakterio savybės ir turima didelė gyvenimo patirtis lėmė, kad buvo keliami ypač dideli tikslai. Svarūs sėkmingos klubinės veiklos rezultatai buvo pasiekti jau netrukus po klubo įsteigimo. Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas komanda tapo 1995 metų Lietuvos moterų komandinių pirmenybių nugalėtoja ir 1996 metais dalyvavo pirmojoje Europos moterų šachmatų klubų taurėje. Po sėkmės regioninėse varžybose Vokietijoje laukė tiek varžovų, tiek finansinė prasme gąsdinantis finalas Serbijoje, bet įveikus visas organizacinės ir finansinės kliūtis buvo pasiektas aukščiausias rezultatas šiose varžybose per visą šalies sporto istoriją, užimta 6. vieta iš 32 dalyvavusių komandų. 1997 metais treneriui Vitalijui Vladui Andriušaičiui už aukštus auklėtinių sportinius rezultatus buvo suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio trenerio vardas bei įteiktas Kūno kultūros sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės medalis už nuopelnus Lietuvos sportui.
Paskutiniu jo darbo 10-mečio laikotarpiu treneris nemažino nei sau keliamų tikslų, nei darbo apkrovų, tačiau buvo tęsiamos ir puoselėjamos tarptautinių šachmatų turnyrų, Plungės rajono šachmatų čempionatų, Plungės rajono šeimų šachmatų komandų ir kitų varžybų organizavimo tradicijos. Be šachmatų varžybų simultanų neapsieidavo Plungės miesto šventės ar kiti masiniai rajono sporto renginiai. Dažno kelias iki šachmatų klubo prasidėdavo nuo tarpgatvinių ar tarpklasinių šachmatų varžybų, o varžytis tarp Plungės įmonių ir įstaigų komandų jau reikėdavo būti gerokai įgudusiam, nes prie lentos galėdavai susitikti su šalies čempionatų prizininkais. Vitaliaus Vlado Andriušaičio išugdyti skirtingų kartų auklėtiniai sėkmingai ir garbingai atstovavo savo klubui, miestui ir šaliai. Ne kartą ir ne du rajono šachmatininkai ar šachmatininkų komandos dominavo ir atskirų metų Plungės geriausių sportininkų rinkimuose. Lietuvos greitųjų šachmatų komandinėse pirmenybėse plungiškiai buvo nepralenkiami net 3 metus iš eilės. Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas komanda yra viena iš nuolatinių Lietuvos aukščiausios šachmatų lygos dalyvių, kovojanti dėl prizinių vietų. Buvo metų, kai Lietuvos aukščiausioje šachmatų lygoje rungėsi net 2 Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas komandos, o juk pirmieji Vitaliaus Vlado Andriušaičio auklėtiniai galėjo tik svajoti, kad patektų į tokias varžybas. 2006-2007 metų sezono Lietuvos aukščiausios šachmatų lygos prizininkė tapusi Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas komanda dalyvavo 2007 metų Europos šachmatų klubų taurės varžybose. Deja, kad sezonas bus toks sėkmingas, treneriui sužinoti nebebuvo lemta. 2017 metais Plungės visuomeninio šachmatų klubo Bokštas bendruomenė minės gerbiamo mokytojo trenerio Vitaliaus Vlado Andriušaičio 90-ųjų gimimo metinių jubiliejų. Biškį planuojam tokia, ten bušiuo išleisti, galbūt tokia, tai pusiau knyga, pusiau bušiuo, gal kažkokį. Jau mintis, kaip sauliuką padaryti ten prie buvusio pirmo klubo, prie bibliotekos. Taip visok, turim tokių renginių, gal kokį turnyrų padarysim, bus kažkas. Ruošimės, mes norim iškabinti vėl atminimo lentą prie klubo tikriausiai, gal ten sutikimo reiks su architektai suderinti. Kaip jau Rolandas minėjo, turim omeny ten suoliuką kažkokį padaryti atminimui, ten, kad šachmatais mėgėjai prie parkų galėtų. Renkam atsiminimus apie Andriušaitį, kažkokį tai leidinuką išleisti. Tiek, be abejo, turnyrą padarysim šachmatų. Visus buvusius mokinius, esamus buvusius sukviesim, tokį gražų turnyrėlį, tą pačią progą padarysim. Ir kiekvienais metais be abejo darom ir dabar, ir tarptautiniai turnyrai yra, jie pradėti mokytojų organizuoti 1980 metais ir reiškia, mes tęsiam tą jo tradiciją ir dabar tie turnyrai skiriami jo atminimui. Bet to jo mirties metinis yra spalio 9 dieną, tai vėl tokį nors greitųjų šachmatų turnyrėlį kiekvienais metais vėlgi organizuojam ir pagerbiam. Einam į kapelius, padarom turnyrėlį, šitaip savo mokytoją kiekvienais metais. Aišku, prisimenam jį kasdien, visą laiką, ypač per varžybas. Vitaliaus Vlado Andriušaičio sukurta savita aukštos kultūros šachmatų mokykla kaip neįkainojamas turtas liko mokiniams, kolegoms, bendraminčiams ir visiems šachmatų mėgėjams. Bet tuo pat metu tai tapo nebylių priesakų, o kartu ir iššūkių tęsti jo pradėtus darbus ir puoselėti tai, kas sukurta. Mes galim pasakyti tiek, kad mes mylėjom savo mokytoją, gerbėm jį ir be abejo jo šviesus atminimas visada yra ir liks mūsų širdise. Norėčiau pasakyti paskutinius savo tėvelio žodžius. Jisai man paskambino ir sako, tai buvo diena prieš mirtį. Sako, žinai, Alma, sako, gal aš jau nebedirbsiu. Nes sako, labai blogai jaučiuosi. Aš išklausiau jo žodžius ir sakau. Aš suprantu, jisai norėjo mano patarimo.
Aš sakau, gal tėvelė tu ir nebedirbk. Aš žinodama ir suprasdama jo tą aistrą darbui ir jo sveikatos būklę, labai nenorėjau, labai subtiliai norėjau tą pasakyti ir pasakiau, kad jisai geriau daugiau pailsėtų ir nueitų į šachmatų klubą kaip svečias. Tiesiog savo malonumui. Jisai išklausė, sako, supratau ir mūsų pokalbis buvo baigtas. Ir jisai pasitraukė su tą meilę darbui, nujausdamas, kad to nebegalės daryti ir nebesulaukė savo 80-mečių. Projektą Žymus ir nusipelnę garbės vardo Plungės krašto piliečiai remia Plungės rajono savivaldybė.